Valdo ne prie tavo šeimos. Laidai valdo, sakiau. Enigma valdo viską. Tu įjungi. Valdo enigma. O aš damai jin turi jungti. Nėra renginių, nemato, neto renginių. Žiūrėk fotografas. Ne, Samsung'e, žiūrėk. Šitas. Jo, insorsas kur yra. Sorsas kur yra. Tai devintas yra jungti. Prieš, nu tai. Kurie aktyvus. Teko čia įvesti. Teko. Pagaunas praėjo. Ateisi, tu vėl dar Nepamenu. Nenuneš. girtas prisiminti. Vis tiek, girtas negerai. Čia baisu. Bet čia yra kažkas specialiai rastas uždėlas. Krenta. Pažiūrėk, yra kino aukštesnė versija ir tik tai tai aukštesnė tas tavo europinis lys. Nes jeigu tu nupleškinės jam pačią pirmą, jeigu tu įpleškinės pačią pirmą. Nes čia aš įtariu, va, tu Gal nemokėt galim daryti? vienas fotografas tik iš Va, o filmuoja tave. O, teisingai. Tai ką tu čia nori? Tai gerai, aš Nevadovau. jo. Tai palauk, lygiai čia aplinkui, aš čia kas sėdžiu. Yra juodoji dėžė, ar ne? Jo, yra, jie sėmė matyti duomenis. Nuskaitė, pasižiūrėjo tikrai, kad iš jų pusės kaltė. Kad greičiausiai... Galėtų išimti iš... Na, galiu išimti. Gali išimti. Galima ir Profilio tai. apsaugų nedėsi? Ką? Profilio apsaugų nedėsi? Arba išimti. Aš net nejungiu. Aš žiūriu į jį ir Tiesiog. savo sklypą nusifilmavau, klausyk. Kaip fainiai atrodom. Iš aukštai, ne? Kaip gražiai viskas tvarkingai, ne? Paukščiams atrodo gražiai. Ne, pačiai. Krūva gauda pagaliuką. Bet tai matai? Laukia, bet jei prie srovę O, tai fantomas. Kelintas čia trečias? Iš šoną Vadinasi, supratau. Mano yra tipiškas klonas. Čia reikia pakviesti biškį, pafilmuosim viską, ne? Čia reiktų vis tik, kad Antanai kvies visus į lauką biškį. Taip, mes norim dabar fotografavomės, dabar pasifilmuot. Aš buvau nuskridęs toliausiai pusantro kilometro. Tai dar valdės, ar ne? Skaitos iki 2. Galim įsikipti rankenas. Pagauti. Ja, tos tai geras. Bet jeigu akumuliatoriai pasileis, tas bus galva. Puf. Dar šito prietaiso nebuvo niekada ant žemės nuleidęs, to mes nuleisime jį. Kaip už tai? Daug aš vieną knopkę paspausiu, jisai žemyn nuleis. Nuleis žemyn. Bet gali tavo ant galvos žemyn nuleis. Eidži! Aš stebiuosi, kad jis jo visai nesijaudino, kad jisai ten
Jis pripratęs jau. Mažai gėrė. Vieną kitą.
is a humanoid invasion. This is a humanoid invasion. Humanoid invasion. Ai, iš zarasų, jo, iš zarasų. Kas nebuvę, tai labai smagu, kad sudalyvavot, tiksliau, kad dalyvaujat ir dar sudalyvausim. Ir manau, kad kitą metą tikrai bus mūsų ne mažiau. Sąskaityti. Ypatingai kur čia vidurį Lietuvos.
Vidury geriau, ne. Kad nemažėtų mūsų. Tik daugėtų. Kalbas pakelti tuos. Jurijų atsiranda. Jurijų kada atsiranda. Uošvin, pastatei klausimų. Niekas ten Čia aš vienas likau jau pastatė. Vienas netinka vietis. Visi apstatyti. Vietoje sūrių, kad Internetinė televizija. rusiškai šitas. Jie gratis, jie gratis, jie nemoka. Palidovė vat neaišku, žinai. Nu kaip laidoka, kaip Sky UK, kaip Sky Italija. Ką žiūrėsi? Be vaizdo, ne? Nu. Tai buvo čia kalba, kad keis kodėlės visatos, ne, panika buvo. Bet taip, tas matyt gal žinai kažkiek kraštas per dieną, suprantu, taip iš karto viską pakeis. Tai kas, pavyzdžiui, turi senus televizorius, nu kaip tu jam dabar įkiši kažką naujo. Nu, tą, ką aš galiu, jo. Suprantys, nori specialiai, kad nieko jam nejudytų, ten 100 metų ant tos kartos žiūri, žinai. Nu. Tai niekas jo neliestų dar. Tai jo, tai matai, bet jeigu jau tas korteles keistų, biškių panika jau būtų, kiek klientų ką daryti. Nu, tai iškart galvojam, ką. Jeigu žiūrėjo Viasatą, vežam į PTV imtuvą, jam į vietą pastatom, SD kanalus pajungiam, vis tiek internetas pas jį buvo kažkoks tai, nu, tai bent jau tos kanalus kelius matys. Kiek ten per Viasatą yra? Lietuviški Sportbaltic pajungi. Nu, Sportbaltic pajungi. Sportbaltic vieną aukštą. Gerai, iš tėvo į PTV pajungi tą, kelis rusiškus pajungi, žmogus žiūri, patenkintas. Первый ir Sportbaltic. Nu, svarbiausia nesistoti vietoj. Tai Eurolyga buvo. Gerai, kad tie legalūs operatoriai kartais laik nuo laiko įspėri mums į užpakalį, tai yra kur pasitengti. Nes kitaip užmirtume nuo klaugas, galvodami, žinai, kad vis laikas taip bus. Tai žodžiu, už technologijas. Užspyrus, jo. Mes maikį neturim. Štai kaip ir be maikės, bet forumo narys, ko gero, sudam. Taip galvoju. Jeigu dar kada nežino mano sekestas. O šiaip per metus turbūt nieko gero neįvyko. Ar jis irgi sakė, uošvienė pastačiau bliūdą, tai turbūt jau turbūt jau pabaiga. Ai, žineškai viskas jau, ne? Karjeros viršūnė. Nu, šiaip tai jau. Laukiam. Ką nutarėt? Ir susilaukiam. Uošvė šneka. Kas įpirkti? Bet ten geras mazokizmas gauna, žinokit. Jeigu ten pasileisit srovę, tai... Tai tolyn, ne? Bet reikia, aišku, rasti įsikip. Nu, štai. Tai ką plėtas, viskas sustoja, bet per tos 2-3 metus smarkiai užsiėmiau su internetinė televizija. Aš esu tas, kuris pirmoji grandis, pats pirmas, iš kurio viskas išvažiuoja. Į PTV tėvas, skaitau. Tėvas. Kūriau dieną naktį, čia po 24 valandas per parą buvo dirbama, bet vis tiek padariau. Akcentavau visą laiką į tai, kad tikrai ne kažkoks emigrantas LT, dar kas nors, kur ten kokybės nėra. Iš karto kokybė 100% pas mane buvo. Vienu žodžiu, taip ir toliau. Gyvensiu ir dirbsiu. Buvo labai malonu, kad mes čia visi susitikom. Malonu, kai ir Zavasai atvažiavo vieną kartą. Norėčiau sekančiais metais nemažiau jūsų čia sutikti. Ne čia, mūsų visų, kur nors kitur. Galbūt Zavasuose, visai įdomu būtų, nesu buvęs Zavasuose, gal ir faina būtų ten pabūti. Ir neapleiskim technologijų. Dzintė, kortelių kodavimai daganos, mes dieną dvi persiorientuojam ir toliau dirbam. Ir išgėk mus tai. 10 metrų, 15 metrų reikės. Ne, tu vėl šieplį visą vai, nevažiuodamas. Ja. Aš radau tą fotą. Nuvibravo. Kaip barniškai.
Lūžo kotas, tai buvo teleskopas mano tenais. Nu, nieko. Čia, dabar ne apie tai. Tai aš šiaip netaip ištveriu tą palidovinę televiziją, nes iki Arūno iš vis jokios televizijos nežiūrėjau. Net buvom išnešę televizorių ir neturėjom paties televizoriaus kokius 5 metus. Bet iš ties, jeigu man pačiai reikėtų įsijungti mūsų televizorių ir susirasti tai, ką aš noriu, pavyzdžiui, kad ir IPTV televizijoje, man tai būtų didelis iššūkis. Va, tai man dar yra kur tobulėti ir aš tikiuosi, kad visa, ypač IPTV, bus suprantama ir eilinėms žmonėms. Bet favorituose yra parašyta, yra lietuko. Ir ten yra 12 kanalų. Įeini ir pusę nerodo. Pavyzdžiui, tai Leputišestrija. Leputišestrija nerodo jau 2 metai, žinokime. Dabar vietoj teleputešėsti yra tele. Bet paminėjai vieną kanalą, sakė pusę. Buvo jisai geras kanalas. Atsimenu dar, kai buvo... Yra tas pateleputė, bet HD nerodo. Jo, trikolorė. O tai yra Leputišestrija? Jo, bet ne HD. Nu tai aš ir ne HD galiu žiūrėti. Nėra problemų. Tai kad jie kažkaip... Susisiek su manim ir bus. Putešestrija ir HD. O, matai? Matai? Kodėl reikėtų važiuoti čia? Arba į skušenį. Ir skušenė. Arba čia tas pats. Putešestrija, paskui skušenija. Arba ночной клуб. Maža ką. Čia žmogus lankstus turi būti. Ko nežinai, pažiūri. Ir tą kanalą, ir aną kanalą gal kažko tai pasimokyti. Naujas pasantrau kažkokia dava pasirodė. Šalūn. Šalūn. Nu tasai irgi prie erotiška. Ne, apie Santava. Yra NTV jau šalūnas. Šalūn. O kažkaip nežinojau.